Sveiki! Šiandien parodysime, kaip atnaujinti Softera Payroll produkto versiją. Softera Payroll produkto atnaujinimus rekomenduojame atlikti, kai išleidžiama nauja versija, kadangi joje yra įkeliami aktualiausi pakeitimai, naujovės bei funkcionalumai pagal naujausias skaičiavimo ar mokesčių naujienas. Apie naujienas skelbiame mūsų Softera Payroll LinkedIn profilyje. Atsidarius savo Business Central aplinką, viršutiniame dešiniame kampe paspaudus parametrų mygtuką pasirenkame Admin Center. Jeigu šio Admin Center mygtuko nematote, kreipkitės į savo įmonės administratorių, kuris galės atlikti versijos atnaujinimą. Atsidariusiame lange matomos įmonės aplinkos. Pirmoji yra produkcinė aplinka. Ją jums reikia atnaujinti paspaudus ant aplinkos pavadinimo. Čia matome visą informaciją apie aplinką. Viršuje paspaudžiame Apps ir matome visus įdiegtus produktus. Kadangi šiuo atveju mums reikia atnaujinti Softera Payroll produktą, ieškome Softera Payroll for Lithuania plėtinio. Jeigu paskutinėme stulpelyje būsena yra up to date, reiškia jūs turite naujausią Payroll versiją. O jeigu būsena yra Action Required, reiškia galite atnaujinti plėtinį iki 4 stulpelyje nurodytos versijos. Paspaudus Action Required, matomi visi Payroll plėtiniai, kurie bus atnaujinti. Spaudžiame Update to the latest. Atsidariusiame langelyje pažymime, kad sutinkame su versijos atnaujinimu. Jei norite suplanuoti versijos atnaujinimą vėlesniam laikui, galite taip pat pažymėti trečią varnelę. Jei nepažymėsite trečios varnelės, tai naujinimas bus vykdomas dabar. Spaudžiame Yes. Šiuo metu būsena yra Update Schedule ir jei paspausime atnaujinti puslapį, matysime, kad plėtinys yra naujinamas. Praėjus kažkiek laiko, priklausomai nuo produkto, atnaujiname puslapį ir matome, kad būsena yra up to date. Tai reiškia, kad Softera Payroll produkto yra naujausia versija. Kas naujo atsirado atnaujinus Softera Payroll versiją, galite skaityti instrukcijų puslapyje, kurį galite pasiekti per pagrindinį Business Central langą prie skilties pagalba. Čia paspaudus kas naujo, prie kiekvienos versijos matysite, kokios naujienos atsirado. Šiandien norėjome parodyti, kaip atnaujinti Softera Payroll versiją, o kita aktualia informacija daliname Softera Payroll LinkedIn profilyje. Kviečiame pasekti ir stebėti naujienas. O jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės nurodytais kontaktais.